Aš duodu, aš daviau, aš atidaviau. Vaidina Bilas Naris, Emily Blunt, Rupertas Grintas ir kiti. Karštas taikinys. Aš skrendu, aš skridau, aš išskridau. Alio, darbas atliktas. 47. Pusę dabar, pusę vėliau. Kodėl jie visada šitaip? Koks tavo vardas? Mano vardas Pieras Bertranas. Man 32, aš dirbu paštininku. O dabar visą sakinį pabandykite? Mano vardas Viktoras Meinardas. Man 54, dirbu profesionaliu žudiku. Aš tave myliu, užsičiauk. Kas jūs toks? Mano vardas Viktoras Meinardas, man 54. Aš profesionalus žudikas. Ar norėtumėt kavos? Viktoras Meinardas. Aš tave myliu. Labas. Kur mes einame? Čia ne aš. Aš tave myliu, Viktoras Meinardas. Viktoras Meinardas, aš tave myliu. O prakeikimas. Viktoras Meinardas. Kažkur skaičiau, kad vyrai ilgai gyvenantys su motinomis linkę į homoseksualumą. Tikrai. Mes ilgai gyvename kartu. Tiesa. Juk tu nelinkęs, ar ne, Viktorai? Aš taip nemanau, mama. Tai kur problema? Nebegaliu ilgiau užtrukti. Iš Paryžiaus gavau tavo atviruką su iškarpa. 40 jardų gatvėje su duslintuvu. Labai sumanu. Tavo tėvas tavimi didžiuotųsi, įžengė į tarptautinius vandenis. Neužilgo vėl aplankysiu tave. Palauk. Tavo gimtadienis. Dar tik bus. Na, nereikėjo. Visi čia, nuo pat pirmojo. Akordeonisto mirtis ir daug tuščių puslapių pabaigoje. Įspūdinga karjera, įspūdingas palikimas. Tau sukaks 55, Viktorai. Žinau, kai gimei, tiek buvo tavo tėvui. Išties. Pradėjau megzti, žinai.
Mėlyna berniukui. Na, bent jau galime tikėtis. Sudie, mama. Kažkas turi tęsti šeimos verslą. Šių įgūdžių prarasti negalima. Ir aš tau atvežiau dovaną. Jo vardas Rodžeris. Papūga Rodžeris. Ačiū. Be galo mėgstu burgundiškus vynus. O jūs? Važiuojate prieš eismą? Prieš eismą važiuojate? Labas. Rauda. Turi? Man neramu. Nenoriu to daryti. Bet mes susitarėme. Taip, žinau. Bet... Rauda, prisiek, kad paveikslui nieko nenutiks. Jerry. Aš prisiekiu. Juk žinai, kad darai mane laimingą. Taip. Jei to negana, parodo, kad pinigus. Ar galvoji, Jerry? Gerai. Dieve mano, jis labai gražus. O kur kopija? Čia kopija. O čia originalas. Dar drėgna. Nesumaišyk. Kultūros žiniasklaidos ir sporto ministrė didžiai nuvilinčių pavadino Rembranto portretą, kuris buvo paskolintas Nacionaliniai galerijai nuo 56-ųjų pardavimą privačiam Rusijos pirkėjui. Jis sakė, kad paveikslas nepakeičiama vertybė, bet galerija neturėjo lėšų sumokėti tiek, kiek pasiūlė pirkėjas. Mes sutarėme dėl 900. 900 000 arba pasilieku į savo. Gerai, kaip norite. Aš pasilieku į savo. Ramiau, nesijaudinkite. Aš tik pajuokavau.
Be abejonės. O ką aš jums sakiau? Užgniaužė kvapą. Aš neįsivaizduoju, kaip jūs įgavote. Tik, nes aš nepasakysiu. Galime nežinoti kaip, bet tikrai žinome kodėl. Barney, pinigus. 800 tūkstančių svarų. Mes sutarėme už 9. Už 8. Mes sutarėme už 9. 8, 9. 8. Gerai, 9. 900 tūkstančių arba pasilieku į tau. Ką? Aš pasilieku į tau. Ką tik sutikau už 9? Padėk. Milijonas. Tau galvoj negerai. Gerai, viskas pasilieku. Gana. Pragiojai, aš ne gangsteris. Bet 20 metų dirbu su nekilnojamu turtu. Manęs niekas nesustabdys. Ramiau. Aš tik paifavau. Ar turime tiek grynų? Taip, kapitone.